Rugpjūčio 1 šeštadienį minima bitininkų diena. Apie bites daug patarlių išgirsite. Viena jų – bitės saldų medų neždamos ir tai susipyksta. O kaip turėtų atrodyti tradicinis ar tik mūsų įsivaizduojamas bitininkas? Kokiomis būdo savybėmis turėtų pasižymėti, svarstome kartu su bitininkais. Aš apie save negaliu pasakyti, kiti tik gali pasakyti, ar aš ramus ar nervuotas, bet aš manau, kad jeigu įkanda vieną bitę, jeigu pradėsi bėgioti ir sukelsi kitų bičių įtūžį, tai tada gero turbūt nelauk. Turi būti jau vyresnio amžiaus, kaip visada galvoja, nors dabar labai jaunimo daug yra, užsiima bitiningu. O taip tai normaliai. Gera širdį, geras žmogus turi būti, nes bitės nebūna pas blogus žmonės. Pas gerus tik tai būna bitės. Eugenija pasakoja, kad yra tokia ir nerašyta taisyklė. Jeigu jūsų gatvėje gyvena bitininkas, tai visi kaimynai turi gauti medaus. Tokia taisyklė jau kaip tu dabar. Visiems reikia pasidalinti medum. Tai jeigu bus skūpas bitininkas, tai ir nesiseks. Ir nesiseks, ir neneš bitės medaus, taip sakoma yra. Bitininkas Zenonas teigia, kad nei tam tikros būdo savybės, nei burtažodžių kalbėjimas keliaujant pas bites tikrai nepadės, jeigu nesižinosite tam tikrų bitininkavimo taisyklių. Taip kaip automobiliu važiuojant reikia laikytis įvairiausių taisyklių, taip ir bitininkaujant reikia pirmučiausia, ko reikia, naudoti dūminę. Nes dūmai tai yra bitėms ženklas, kad yra miške pavojus, kadangi jos miško gyventojai. Eugenija pasako, kad bitininkystė ją lydėjo nuo mažų dienų. Tėvai turėjo avilių, o vėliau ir vyro tėvai bitininkavo. Tai būna ir taip, kad palikimų galima gauti bičių, taip? Ne tik namą, bet ir bičių galima. Kaip tėvukai išmirė, ir ką liko bitės, o reikia jas prižiūrėti. Bitininkystė mano gyvenime atsirado prieš 60 metų, kai man buvo gal net daugiau negu prieš 60, man buvo kokie 6-7 metai, senelis turėjo labai piktas bites ir man labai įdomu buvo ten lysti ir žiūrėti, nors jis drausdavo. Eugenija savęs nevadina bitininkė, nors viską puikiai moka ir darbuojasi kartu su vyru. Sako, vadinkite mane bitininko žmona, bet ją pačią žavi tvarka avilyje. Jis sako, kad mums žmonėms nepavyksta tokios tvarkos, darnos ir harmonijos sukurti savo namuose. Žavi tai svarbiausia bičių avilyje tvarka ir jų darbštumas ir tiesiog tvarka kokia, pas juos gi iš eilės. Bitelė ten tik tai išsirito, turi darbą tuo paskirtą. Bitininkavimas ir bičiulystė neatsiejami vienas nuo kito dar nuo seno, sako liaudės išmintis. Jei padėsi bičiuliui bitininkauti, seksis ir tau pačiam. Kad bitės neštų medų ir būtų, kaip sako, sveikos bitės, nesirgtų. Kad nebūtų problemų. Ir mažiau, kad treštų laukus žemdirbiai rudapų. Gero poilsio bitininkaujant, kad bitininkavimas netaptų kokia tai prievarta, o būtų hobis ir malonumas. Bitininkų diena siekiama pagerbti ir priminti visuomenę apie bitininkystės, kaip specifinės senas tradicijas turinčios žemės ūkio šakos ir socialinio reiškinio svarbą.